Mes vyksime į Kauno miesto automobilių bandymo poligoną. Poligoną parengė administracijos direktorius, kuris galvoja, kad visi automobiliai eksploatuojami Kauno mieste prieš važiuodami technikinę turi pravažiuoti šito poligono. Poligono pavadinimas yra Bivilio gatvė, todėl mes į ją ir pasisuksime. Jeigu tavo, matote, ženklas 20, niekas nebeviršė greičio. Buvo nustatytas 20 greitis tam, kad sumažinti dulkėtumą, kad įsivaizduotumėt, kas čia darosi, jeigu važiuoja kur kas greičiau negu kad 20, sunkvežimiai 8 ratais ir 20 užtenka, kad kabotų dulkių debesis. Na, bet dabar visi važiuoja lėtai, galvoju, gal 5 km per valandą. Ir visi, kurie pravažiuoja šį poligoną, gali drąsiai važiuoti technikinę, praeisite iš karto. Aišku, po metų, jeigu važinėsite pastoviai, kaip čia gyvenantieji, važiuoklės reikės remontuoti. Na, bet tai jau skaito, kad Kauno miesto meras ir savivaldybė skaito, kad čia jau yra pačių gyventojų rūpestis. Nereikėjo čia apsigyventi joms. Aišku, niekas nebetęsė statybų, nes kasgi norės čia laužyti tas mašinas savo. Galvoju, kad miesto meras Matijošaitis ir jo sūnus jojo, taip pat automobilistas ir administracijos direktorius, su malonumu pasivažinė šitą gatvę prieš važiuodami į technikinę.